Pone Seimo pirmininkė, gerbiamasis aukščiausio teismo pirmininkė, garbus Seimo nariai. Po 14 minučių jūs balsuosite dėl apkaltos Respublikos prezidentui. Tai neturintis precedento įvykis Europos istorijoje, tampantis mūsų šalies savotišką vizitinę kortelę, žengiant į senosios Europos namus. Apkaltos procesas yra ne tik mano asmeninė drama ar tragedija, bet ir labai rimtas išbandymas valstybei, jos institucijoms ir visai Lietuvos teisės sistemai. Tai be abejo ir kai kurių politikų bei pareigūnų padorumo, sąžiningumo, moralumo egzaminas, kurį vertinti teks istorijai. Prieš savaitę Konstitucinis teismas paskelbė išvadas, kurios teisinė prasme padėjo tašką prieš pusę metų pradėtoje mano kaip Respublikos prezidento nušalinimo byloje. Gi praėjusių metų spalio 30 dieną mūsų šalies žmonėms, kartu ir pasauliui, buvo paskelbta, kad Lietuvos prezidentas yra susijęs su Rusijos nusikalstamomis struktūromis. Ši žinia sukrėtė jūs, gerbėmieji Seimo nariai, ir visus Lietuvos žmonės. Šmeižikiška, jokiais įrodymais nepagrįsta informacija, tuoj pat buvo paskelbta per didžiausias pasaulio žinių agentūras. Prasimanimų absurdiškumas buvo toks akivaizdus, jog tapo aišku, kad kažkam viso to labai reikia. Praeitą savaitę pasirašytose Konstitucinio teismo išvadose apie kokius nors ryšius su nusikalstamomis struktūromis nebėra nė užuominos. Nieko nesakoma ir apie valstybės nacionaliniam saugumui iškilusias grėsmes, kuriomis Lietuvos žmonės gazdino Valstybės saugumo departamentas, Seimo laikinoji tyrimo komisija ir kai kurie viešosios informacijos šaltiniai. Konstitucinio teismo išvados yra atsakymas į man prieš pusę metų mestus kaltinimus. Tarp pirminių kaltinimų ir dabar paskelbtų išvadų 5 sumaišties, nerimo, visuomenės susiskaldimo ir prezidento juodinimo mėnesiai. Šiandien esu kaltinamas tuo, kad suteikiau pilietybę savo rėmėjui Jurijui Borisovui, kad leidau jam suprasti, jog yra klausomasi telefoninių pokalbių ir kad bandžiau daryti įtaką privačių asmenų turtiniams santykiams. Apie kiekvieną iš šių 3 kaltinimų, be jums jau girdėtų teisinių argumentų ir Seimui pateiktų mano paaiškinimų, norėčiau pasakyti bent po keletą žodžių. Dėl pilietybės Jurijui Borisovui. Iš esmės esu kaltinamas dėl to, kad vadovaudamasis galiojančiais įstatymais ėjau buvusių prezidentų pramintų taku. Prezidentai Algirdas Brazauskas ir Valdas Adamkus išimties tvarka suteikė pilietybę 847 asmenims. Tarp jų 200, kurie neturėjo jokių nuopelnų Lietuvai. Kai kurių pilietybę gavusių asmenų nuopelnai Lietuvai, švelniai tariant, labai kuklus. Pavyzdžiui, kaimynai apie jį atsiliepė palankiai. Arba kitas pavyzdys. Cituoju. Nors išimtis paprastai daromas žymiems, Lietuvai nusipelnusiems žmonėms, tačiau žinodamas jūsų humaniškumą, drįstu tikėtis, kad priimsite palankų sprendimą.
citavau Seimo nario, tuometinio Seimo pirmininko pavaduotojo Aloyzo Sakalo kreipimąsi dėl pilietybės suteikimo piliečiui ar pilietei Sokolko. Lietuvos pilietybę yra gavę ir daugelis asmenų, kurie apskritai neturėjo jokių sąsajų su mūsų šalimi. Kartu norėčiau priminti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 85 straipsnėje įtvirtintą nuostatą, kad atsakomybė už dekretą, kuriuo suteikiama pilietybė, tenka į kontrasignavusiam dėl telefoninių pokalbių pasiklausymų. Man inkriminuojama, kad pranešdamas Jurijui Borisovui pasiklausymą neužtikrinau valstybės paslapties apsaugos. Kartu pripažinta, kad apie pokalbių telefonų pasiklausymą arba teisinę kalbą kontrolę Jurijus Borisovas jau žinojo nuo 1998 metų, tai yra 5 metus. Todėl nesuvokiu, ką jis galėjo sužinoti iš manęs apie tai, ką pats seniausiai žinojo. Norėčiau paklausti, kaip valstybės paslaptis sergantys pareigūnai šį man inkriminuojamą prasižengimą palygintų su faktu, kad nuo 1994 metų iki mano kadencijos pradžios iš valstybės vadovo institucijos dingo 175 dokumentai su slaptumo žyme. Dėl trečio kaltinimo. Esą per patarėjus siekiau paveikti bendrovės Žemaitijos keliai akcininkus. Atsakingai pareiškiu, kad akcininkų sprendimams nesudaręs jokios įtakos. Juo labiau, kaip nurodoma kaltinime, siekdamas įgyvendinti man artimų asmenų privačius interesus. Taip, man buvo skambinama, bet aš gerai suvokiau, kad neturiu teisės kištis į privačios bendrovės turtinius santykius ir neketinau to daryti. Neatsitiktinai, nė vienas iš liudytojų nepatvirtino man primetamo kaltinimo, neva dariau įtaką šiems procesams. Tačiau pripažįstu, jog bandydamas nuraminti savo jaunystės draugą, vartojau nederančią man, kaip prezidentui, leksiką. Norėčiau pridurti, kad galvojant valstybės požiūrių, privačios bendrovės akcininkų turtiniai santykiai labai menkas tyrimo objektas palyginti, pavyzdžiui, su milžinišką žalą Lietuvos žmonėms atnešusių Mažeikių naftos ar kitų bendrovų privatizavimu. Pabrėžčiau, kad nė vienas teismo nusikalstamais pripažintų mano veiksmų nepadarė žalos valstybei. Gerbėmieji, neišvengiamai tenka kalbėti apie šalyje išsikerojusią ir jau sistemingą tapusią dvigubų standartų politiką. Dvigubus standartus akivaizdžiai rodo ir darbo su slapta medžiaga manipuliacijos. Jau pats pirmasis veiksmas, kurio pradėtas skandalas, buvo atliktas pamynus įstatymą. Tai yra paviešinus slaptą informaciją asmenims, neturintiems teisės dirbti su slapta medžiaga. Praktika, kai vieniems slapta, kitiems neslapta, vyravo viso proceso metu. Tokia nuostata akivaizdžiai varžė mano teisę gynybą. Tačiau net tai yra svarbiausia. Visi įstatymai, tarp jų ir tie, kurie reguliuoja slaptumą, turi tarnauti ne politinių jėgų interesams, o teisingumui. Jeigu įstatymai slepiama tiesa, jeigu slaptumo žyma uždedama tam, kad būtų galima nuslėpti nusikaltimus,
Tuomet tokie teisės aktai savo esme yra antidemokratiniai. Tuo dar kartą įsitikinau susipažinę su bendrovės Alita privatizavimo byla, kai valstybės saugumo departamentas teigia, jog jokių pažeidimų šioje byloje nėra. Man yra visiškai aišku, kad ir specialiosios tarnybos mūsų šalyje yra įtrauktos į politinius procesus. Šį faktą aiškiai patvirtina ir Seimo laikinosios tyrimo komisijos darbo metodai. Ši komisija, kurios funkcija prezidento apkaltos procese net nėra numatyta, nuo pat pradžių siekia politinio, o ne teisinio įvertinimo. Manantiems, kad abejot komisijos veiklos teisėtumų nevalia, pacituosiu Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko ir minimos komisijos vadovo Aloyzo Sakalo raštą specialiosioms tarnyboms. Cituoju pažodžiui. Prašau pateikti turimą informaciją, tame tarpe ir slaptą, apie Respublikos prezidento ir jo aplinkos, šeimos narių, kanceliarijos darbuotojų, patarėjų, įskaitant visuomeninius, ryšių su nusikalstamo pasaulio, šešėlinių finansinių struktūrų atstovais ir abejotinos reputacijos asmenimis. Ar verta stebėtis, kad šios komisijos išvados tai išankstinis politinis, dar iki apkaltos procedūros paskelbtas nuosprendis, turėjęs didžiulės įtakos, formuojant viešąją, prezidentą ir jo instituciją žeminančią nuomonę. Paradoksalu, kad teisiniais įrodymais nepagristos komisijos išvados tapo pagrindu visam tolesniam teisiniam procesui. Praėjusių metų lapkričio 28-ąją grupė Seimo narių kreipėsi į Konstitucinį teismą. Ji prašė ištirti, ar kai kurie Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo punktai neprieštarauja Konstitucijai. Ir aš kreipiausi į Seimo pirmininką, prašydamas inicijuoti Seimo nutarimą, kad Konstitucinis teismas susidariusią koliziją spręstų skubos tvarka. Tik Konstitucinis teismas gali paskelbti išvadą dėl to, ar Seimo komisija neviršijo savo įgaliojimų. Jeigu vertindami šiandieninę situaciją norime būti teisingi, turime pripažinti, kad Konstitucinio teismo pozicijos šiuo klausimu reikia dabar, o ne po 2 ar 3 metų. Gerai suvokiu, kad prezidento nušalinimo procesą lydėjusių teisės normų pažeidimų vardymas neturėtų įtakos apkaltos vykdymo tempui. Pažeidimų priežastis ir jų esmė liks istorikams ir Lietuvos teisės raidą studijuosiantiems specialistams. Paminėjau tik keletą labai pavojingų teisinės ir politinės sistemos negalavimo simptomų. Tačiau ir jų užtenka, kad įstengtume suvokti, kur slypi tikrosios grėsmės valstybei ir demokratijai. Gerbėmieji Seimo nariai, demokratijos procesas kur kas sudėtingesnis, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ir reikia jį labai giliai suvokti. Žema politinė kultūra ir savanaudiškumas turėjo neigiamos įtakos tarpukario Lietuvos valstybei. Tada Lietuvoje įvyko ne vienas pasikėsinimas, buvo pasisekusių ir sužlugdytų perversmų. Prieš keletą metų išleista knyga Antano Smetonos korespondencija liudija, kad vardan kovos su priešu, tikru ar tariamu, buvo lengva ranka dedamas lygybės ženklas tarp komunistų ir krikščionių demokratų. Tai yra tarp
svetimos valstybės, infiltruotos priešiškos jėgos ir vidinės opozicijos? Ar dabartis nepakartoja to, kas turėtų būti negrįžtamai nugrimzdę istorijos gelmėse? Ar politiniai sprendimai lemdami teisinius procesus, politiniams tikslams naudodami slaptasias tarnybas, negriauname valstybės savo rankomis? Politinis nebrandumas ir egoizmas veda į tai, kad oponentas tampa nepagarbos vertų idėjinių priešininkų, o mirtinų priešų, nes gali atskleisti nešvarius pačio kaltintojo darbus. Toks pavojus telkia visą kariauną ir kova tampa žūtbūtinė. Tai sena šaknis turinti politinės kultūros problema. Kitos šalis ją įveikė gerokai anksčiau. Daugiau kaip prieš 100 metų garsus politizuotas teisinis procesas į 2 dalis buvo padalinęs Prancūziją. Viena pusė, nepaisydama teisinių argumentų ir taikydama dvigubus standartus, puolė. Kita karštai palaikė tą, kuris buvo puolamas ir kaltinamas. Rašytojas Emilis Zola laiškose prezidentui ir Prancūzijai išdėstė savo emocingą ir argumentuotą požiūrį į procesą ir į tai, kaip jis atsilieps Prancūzijos ateičiai. Rodas kalbėjo apie šiandieninę Lietuvą. Norėčiau pacituoti vieną kitą mintį iš šių laiškų. Cituoju. 100 laikraščių kasdieną kartoja, kad tai visuomenės nuomonė nenori leisti išteisinti Dreyfusą, kad jo kaltė būtina tėvynės geroviai. Kita citata. Visa tauta nustebus. Vieni kitiems jausi persako pačius baisiausius faktus. Kalba apie neįtikėtinas išdavystės, papiktinas istoriją. Ir žinoma, tauta gali tik nusilenkti teisingumo institucijoms. Bet ar teisingi įvardinti kaltinimai? Visi tie pavojai galintys sukelti gaisrą Europoje. Nieko panašaus. Mums kalba apie 14 kaltinimų punktų, o patikrinus liko tik 1. Ir dar mes sužinome, kad ekspertai nesutarė ir dėl šio vienintelio punkto. Citato pabaiga. Tokius reiškinius Europinės civilizacijos centre, Prancūzijoje, rašytojas atskleidė XIX amžiuje. 21 šimtmečio demokratija smarkiai pažengė pirmin ir kaip nebejotiną prioritetą iškėlė žmogaus teises bei laisvės. Pabrėžiu, kiekvieno žmogaus teises ir laisvės. Gerbiamieji, praėjusią savaitę Lietuva buvo garbingai priimta į NATO. Po 3 savaičių jau būsime Europos Sąjungoje, naujoje mums erdvėje, kurioje piliečių bendrabuvis grindžiamas žmogaus teisėmis, laisvė, orumu ir nėra aukštesnių vertybių už šias. Todėl man kelia didelių abejonių tai, kas per pastaruosius mėnesius buvo 100-syk kartojama. Jeigu atstatydinsime prezidentą, vadinasi Lietuvoje klesti demokratija. Tačiau demokratijos esmė slypi ne prezidento išteisinime ar nušalinime. Demokratijos kriterijai kitokie, o būtent, ar teisingi keliami kaltinimai, ar žiniasklaida ir kaltinimų iniciatoriai, dalyvaujantys šiame procese, saugo žmogaus teises ir laisvės, o gal priešingai, jas griauna. Per 1 pirmosios darbo valstybės vadovo poste metus aš padariau didesnių ar mažesnių klaidų. Kai kurios iš jų virto
praėjusią savaitę paskelbtais kaltinimais, apie kuriuos jau kalbėjau. Veikiamas 5 mėnesius neslūkstančios psichologinės įtampos, balansuodamas tarp žmogiškųjų jausmų ir pareigos. Prieš porą savaičių pakvietęs visuomeninių patarėjų Jurijų Borisovą padariau klaidą, kurios privalėjau išvengti. Suprantu, kad prezidentas net ir pikčiausiai pjudomas ir juodinamas neturi teisės daryti klaidų. Ištaisiau ją, atsiribojau nuo Jurijaus Borisovo. Atsiprašau jūsų, gerbėmieji Seimo nariai, ir dar kartą visų Lietuvos žmonių. Suvokiu, kad šis mano poelgis tąkart suteikė negatyvų impulsą ir jūsų, gerbėmieji Seimo nariai, nuomonėms. Tačiau apeliuodamas į jūsų, tautos išrinktųjų valstybininkų teisingumo jausmą, aš klausiu, nejaugi kelios mano padarytos klaidos iš tikrųjų vertos prezidento apkaltos procesą? Pusę metų trukusios sumaišties valstybėje, žmonių mintėse ir širdise. Ar ne Lietuvos žmonių nuskurdinimas, vis didėjantis turtinis atotrukis, grobstamos ES lėšos, tamsos privatizavimo sandėriai, korupcija, iš tėvynės išvažiuojantis žmonės, narkomanija ir organizuotas nusikalstamumas? Argi ne visa tai yra tikrosios grėsmės valstybės nacionaliniam saugumui? Ar kovai su šiais reiškiniais šiuo metu mes skiriame deramą dėmesį? Ar tai neturėtų būti svarbiausias mūsų rūpestis? Ar tai, kas pastaraisiais mėnesiais sukelta, siekiant žūtbūt nušalinti prezidentą, padėjo išspręsti bent vieną problemą? Ar tos problemos išnyks, jeigu pavyks apkaltos iniciatorių planai? Gerbėmieji Seimo nariai, su daugeliu iš jūsų esame senai pažįstami. Painūs politikos vingiai ir skirtingi požiūriai į kai kurios reiškinius nulėmė įvairiai susiklosčiusius mūsų santykius. Žvelgdamas į jūsų veidus, prisimenu, kas mus siejo, ir suvokiu, kas skiria. Nejučia mintise iškyla Mažeikių nafta, 2000 metų Seimo rinkimai, darbas koalicijoje su Naująja sąjunga ir be abejo daug kas kita. Labai norėčiau, kad nieko iš jūsų neužgautų mano klausimas. Mano, pripažįstančio savo klaidas, klausimas. Ar niekada jums neteko suabejoti savo teisumu? Dabar jūs priimsite sprendimą. Kad ir koks jis būtų, priimsiu jį garbingai. Kaip žmogus, kuriam rūpi ir visada rūpės valstybės, tautos, demokratijos, teisingumo ateitis. 5 sąmyšio mėnesiai atvėrė didžiausius valstybės skaudulius, tarsi apnuogino mus visus. Aiškiau negu bet kada pamatę mūsų gyvenimo piktžaizdes, privalome iš to pasimokyti ir iš klampios sumaišties išbristi švaresni ir atsinaujinti. Nebijokime pripažinti klaidų ir jas taisyti. Nebijokime keistis. Dirbkime Lietuvai. Nėra aukštesnio tikslo, kaip sutelktas darbas vardan Lietuvos žmonių, vardan demokratijos ir teisingumo. Dėkui. Dėkoju Jums, ponė prezidente.
Prieš perinant prie